Kovo 14. Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis už tą, kuris užima miestą. Patarlių knyga 16 skyrius 32 eilutė. Nors visi, kurie stengiasi būti panašus į brangųjį Dievo sūnų, turi atmesti pyktį pasireiškinti neapykantą, piktumu, nesantaika ir pavydu. Tačiau pyktis kylantis iš teisingo pasipiktinimo neteisybė yra teisingas. Ir nors pyktį rodyti reikia labai saikingai, remtis meilę, tačiau tam tikrose aplinkybėse būtų neteisinga ir blogai, jei nejaustume ir neparodytume teisingo pykčio. Priežastis, kodėl lėti pykti yra geresni už galiūną, tai meilė ir užuojauta, kuris skatina atsižvelgti į kitų silpnybės, ko galiūnas negalėtų padaryti. O priežastis, kodėl susivaldantis yra didesnis už tą, kuris užėmė miestą, yra ta, kad pastangos išstumti šėtoną pasaulį ir kūną iš savo širdies tvirtovės pareikalauja didesnės ištvermės, drąsos, karingumo ir tobulos strategijos už pastangas to, kuris užėmė miestą. Toks savęs suvaldymas yra tikrų užkariavimų. Klausimai: ar šią savaitę buvau labai kantrus ir susivaldantis? Kokiose aplinkybėse? Kas man tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis už tą, kuris užima miestą. Patarlių knyga 16 skyrius 32 eilutė.